Šiandien žaisim Invisible Ink. Žaidimų išleista pernai metais, ilgai buvusio Early Access. Ir labai patinkančių man. Išskyrus gal tai, kad aš jo jau kuris laikas nejudinau. Šiai gal buvau pasisotinęs jo per Early Access. Tai va, tai žaidimas yra apie... atsiprašau už slogą. Žaidimas yra apie agentus, infiltravimąsi, visokias secret special operations ir panašiai. Iš esmės, turn-based žaidimas apie stealth, nežinau kaip gerai lietuviškai išversti stealth, slaptumą, sėlinimą ir visi tie panašus dalykai. Tai va, jau įjungiau vieną misiją, aš įpusėjau kampanijoje šiek tiek, neįpusėjau, pradėjau, vieną misiją padariau, čia yra pats pirmas ėjimas antros misijos. Bet čia muzika keičiasi, aš dar šito nebuvau pastebėjęs. Kai čia viena muzika, kai čia kita. Ok, tai va. Mūsų užduotis bus čia išlaisvinti kažkokius kalinius. Aš pats nežinau tiksliai kokius kalinius ar kaip, bet va. Šiaip planavau šiandien padaryti tokį stealth žaidimų streamelį ir po šito žaidimo pažaisti dar ir Metal Gear Solid 5, bet kol kas nesu tikras, ar man pavyks, nes žaidimas kažkodėl pradėjo crashint pas mane ir šiaip abu jie yra stealth žaidimai iš tikrųjų turi tą laiko, kaip sakyti, reikalavimą. Laiko poreikį, gal priešingai nuo kažkokių labiau action žaidimų, kur viskas yra gan aišku ir tiesmuka, tu bandai būti labai metodiškas stealth žaidimuose, daryti žingsnius iš lėto, apskaičiuoti, pagalvoti, pasižiūrėti iš visų skirtingų pusių ir greitis, aišku, nėra visą laiką geriausias draugas, tai dėl tos priežasties jie užtrunka ilgiau. Juos žaisti, juos pereiti, nežinau, bent jau man pasimėgaujant, trunka gan ilgai palyginus su to, kiek tu ten skirtingų užduočių misijų įgyvendini per vieną žaidimą. Tvarkoj, tai mano du agentai, kuriuos aš naudoju, tai yra International, kuris yra pats startinis agentas iš turbūt nuo pačio žaidimo pradžios, kai jis tik išėjo į Early Access, universali mergina. Aš jai daviau predictive brawling, tai reiškia, jeigu jie atjungia bent vieną sargybinį, jinai gauna papildomų AP, tai yra papildomi action pointai, daugiau gali nuveikti ir jinai hakina per atstumą, tai jinai gali paimti powerį per atstumą. Ir kitas veikėjas yra Rush Adrenaline Junkie. Jinai turi didžiausią movementą žaidime, tai 9 AP startiniai ir daugiau kaip ir nieko neturi. Kinetic Capacitor ir panašiai. Kol kas daug labai equipmentų neturiu. Stimpaką turiu. Nu, tai va. Gerai. Tvarkoj. Transfer items. Kas čia yra per daiktas? Čia yra niekas. Joks daiktas. Mes galim... Taip, tai... Kurią pusę mums judėti, mes visiškai nežinom. Visi leveliai yra taip pat procedūriškai generuojami. Ok, čia yra kamera. Mes ją galim nulaužti. Mes vis tiek turbūt šitą įmą neįsim pro tas duris. Nors... Palauk, ten yra Paskart duris, ne? Ok, mes ją galim iš karto nulaužti. Ok.
Kas ten viduje yra? Yra kažkas gero. Čia yra dar vienas terminalas su paveriu. Ok. Aš turiu blogą įtarimą, kad mūsų agentai negali apsilenkti. Tai dabar, kadangi sėdi prieš tų durų, tai nieko neišės padaryti. Nu, mes tuo tarpu žvilgtelsim, kas ten yra. Ten yra seifas ir dar daug durų. Ok. Na, jeigu ką, galim ambušint. Pajudėti čia kažkur. Nežinau. Ką geriau daryti? Pati pradžia viso šito dažniausiai būna gan rami. Ok, jisai tiekia powerį kažkam. Gerai, mes jau, kadangi būvinsim tolin, tai pasiemam powerio iš šito dalyko. Tada bėgam čia. Ir... Dar iš čia 2 powerio galim pasiimti. Ir galim nulaužti šitą. Galim nulaužti šitą. Kartais yra gerai nulaužti dalykus iš anksto, nes didėjant security leveliui didėja ir po to sunkumas juos nulaužti. Ok, tai mes šiandien labai ką turim veikti. Bėgam čia. Prepare for ambush, I don't know. Turi gali prepare for ambush. Because why not? Pasižiūrėkim per duris, kas ten yra. Viduj, ok. Ten yra kažkokia kamera, akivaizdžiai kamera yra. Mes jūs dar negalim liaužyti. Kas būna, jeigu mes darom duris? Ok, jinai yra čia už kampo. Tai mes galim paeiti čia ir tada pikinti. Ten yra draugas. Predict movement. Stationary. Bet jis žiūri į tą pusę. Ok. Problema yra tame, kad mes jo niekaip negalim apeiti iš jokios pusės, jisai stovi mums skersai kelio ir jisai stovės ten. Geriausia, ką aš sugalvoju, tai yra Ok, tai tu stokis čia visgi. Ir prepare for ambush. Geriausia, ką aš sugalvoju, yra įbėgti ir tada išbėgti, kad jisai norėtų grįžti. Tipo taip. Ir tada pabėgam čia. Problema, kad mums reikėtų gal pasislėpti kur nors toliau. Įsimetam stimpaką. Ir bėgam čia. Ir irgi pasirašym ambush. Enter. Jis dabar eis galbūt į vidų. Oh my god. Jisai pamatė mus. It is not good. Fucking. Kažkaip. Kodėl jisai taip pasisuko? Nes jisai pradėjo dairytis šitoje vietoje. Jisai neėjo tiesiai, o jisai daėjo iki vietos, kur kažkas jam buvo įdomu ir pradėjo dairytis ir tada dairydamas jis sugeba pamatyti šitą dalyką. Ok. Ką mes galim iš šitos situacijos išpešt? Mes galim paeit čia.
paeit čia. Čia mūsų užspėti į kampą vieną. Okay. Okay, dabar mes galim su kitu agentu prieiti iš šono ir jam trinktelti. Okay, šiaip ne taip. Still valuables. Kai čia turim 100 pinigų ir kortelę. Okay. Žiūrim už šoną. Paeinam taip. Čia galėt bėgti. Šalia visai gal nieko būtų uždarytas duris. Jeigu jisai atsibus, kad iš karto pamatytų, kas tam koridoriui vyksta. Šitą kamerą įsijunginėja. Mes tai išspręsim įdėdami vieną šitą čia ir vieną šitą čia. Nes žinau, ar... jisai mus spėjo pastebėti, ar nespėjo pastebėti. Nes aš tą patį turną ir ją nuhakinau, ir... nespėjo įsijungti dar. Ok. Čia kaip ir viskas aišku. Aha, kas čia yra? Čia poweris. Suprantu. Šitą taip stoja, ne? Kartais būna sunku pamatyti, kas kur randasi. Aha. Čia nelabai, kur mes be pasislėpsim. Bet štai, irgi pasiūlytume paeiti šoną. Su šita galėtume bėgti ten. Aš kartais darydavau dalykus, kad liepdavau savo agentams išsisklaidyti, bet šitas tiesiog levelis sugeneruotas, kad iš šito startinio kambariuko išeiti praktiškai, ne praktiškai, o realiai yra tik tai vienos durys. Čia buvo vienos durys, čia buvo vienos durys. Nu, čia jau kažkas gal skirtingo yra, gal galima išsiskirti šitų momentų, bet nelengvas startas, sakykim taip. Ok, security level increased. Taip, galim dėl viso pikto žvilgtelt pro duris. Ten viskas ramu. Atsidaryti duris. Ir galim paimti šitą seifą į pas save. Ir kol kas dar ne iki šitų dalykų nedabėgsim, tai galim uždėti čia ir čia parazitus, kurie kitą įmą pergrauž tą security. O su šita mergina bėgam iki čia. Ok, tvarkoj. Kažkaip galėsim datą pasiimti iš ten. O čia atsistojam. Ok, čia 3 AP dar liko. Mes galim, ką daryti? Mes galim bėgti čia pasižiūrėti pro duris. Tai kas mums iš to, mes kitą įmą jau matysim, kas ten už tų durų vyksta. Tiesiog ambush ir viskas. Šitas draugas atsibudo. Tam kambarį yra nieko ir vienos durys. Ir čia kažkoks koridorius veda. Čia yra guard elevator, aš kaip suprantu, ar ne? Jeigu mes labai prisvirsim košės, tai čia turėtų spawninti guardai.
Labai dar matau, bet pretty much, ok. Pasiemam. Ok, čia taip vyksta hakinimas. O mes galim pasitraukti ar ne? Ok, jeigu aš liepsiu tau eiti čia. Ok, tu hacking ten. Žvilgtelim. Dar vienas. Ok. Ką mes padarysim, tai yra parazitas čia, parazitas čia. Čia atrodo nėra durų, tai mes turėtume saugiau išlįsti, bet iš pradžių uždarom šitas duris. Dabar įtariu, ai ne, dabėgsim. Very good. Ok. O, ten kažkoks ponas ateina. Kaip tik padidėjo poweris. Nesuprantu, čia gerai, kad jį hakina, ar ką jis čia daro? Čia jau nuhakinti, tipo, ar ne? No idea. Ok, mes padarysim hack security kamerą. Ir šitą. Ir tu grok ten su šitu. Aš nežinau, ar ten, kad jį atstovį duoda, ką nors ar ne. Ir dabar šitą galim užkrėsti parazitų. Į tą kambarį aš nenoriu eiti, nes niekur normaliai mes nepasislėpsim tame kambarį, tai tiesiog hacking. Šitas vaikinas ateina pasižiūrėti, ir šičia vaikinas bėgioja. Čia dana, ne? Bandom apeiti taip. Ir žvilgtart pro duris. Jisai stovi čia. Jisai eis atgal. Žiauriai gerai, tai mes galim jį ambušinti. Čia. Aha. Čia yra databankas. Čia yra tas seifas. Virš vieną powerio galim įstatyti. Ką mes norim labiau? Šito nepasieksim dar. Šitą. Maybe. Gerai, o tu kur eini? Tu dabėgsi iki čia. Ok, bėg čia tada. Baigiame įmą. Bam. Ok, tas atsirakino. Kam reikėjo gal tas duris uždaryti visgi. Gerai, praeinam su šita čia. Mes kadangi ambušinom, tai negavom to bonuso. Galvojau, gal kitą įmą mes gaunam, bet visgi žaidimas nenori būt dosnus su mum.
Ok, čia mes galim kažkokių upgrade'ų nusipirkti, ar mes norim. There is plenty of room in the human body to pack in additional processing power. Artificial neural bundles may be implanted into any major muscle mass with minimal loss. 50% chance to gain power point at the beginning of each turn. This effect will stack with other augments. Ai, mes tampam pusiau kompiuterio, ne? Range targets, lethal damage. Aš šiaip niekad nebandžiau šito žaidimo žaisti šaudydamas žmonės, bet šiaip aš nieko čia per daug nenoriu, tai mes galim, vis tiek reikia pirkti, tai čia nenaudinga. Gerai, išvilgtelk pro duris. Ką matai? Ok, čia yra exitas iš levelio. Mūsų užduotis buvo kažkokį kalėjimą išlaisvinti, tai goddammit. Ką mes čia galim nuveikti? Galim šitą atrakint, šitus galim tiesiog atrakint. Ok, ir šitą. Ok. Pasiemam pinigus, atsistojam čia ir hakinam. Ok. Mes kažkokį side objectivą padarėm. Kur mūsų objectivas jūsų rašosi? Ai, objective scrap databanks. Recon the detention center. Ai, plemba, ne ten nubėgau. Ok. Čia yra įdomių dalykų. Jisai ten. Jisai ten. Čia yra kelios kameros, nes tik didelį kampą šitą vieną kamerą negali stebėti. Vienintelė viltis yra, kad galbūt nulaužus šitą kamerą mums pavyktų matyti tą antrą kamerą. Ai, čia jisai taip žiūri. Ai, jisai čia taip žiūri. Nu, okei. Nu, mes vis tiek nieko nepadarys, mes negalim durų atidaryti, nes jis tam priekį stovi. Okei. Tu... Blemba. Aš nežinau. Sėsk ant jo ir... Gal pavok, ką iš čia turi. 100 pinigų. tą pačią kortelę. Mes galim duris uždaryti šitas. Ok, tu pribėgi prie čia ir dėl viso pikto... Ai, mes cooldownas nesibaigė, visą galima ambušinti. Enter. Ok, tas vaikinas išeina. Tas bėgioja kažkur toli, mum nelabai. Security level increased, ok. Taip. Šitas čia.
Gerai, iš pradžio open door. Ok. Corporate safe. O čia irgi corporate safe. Bet šitas kažkoks mandresnis ir securities buvo aukštesnis. Gerai, mes galim daryti taip. Mes galim už 4 perlaužti šitą. Arba palikti taip. Vis tiek tik dabėgsim ir nieko nenuveiksim. Kas čia įvyko? Nieko nevyko. Ok. Taip, tai ką mes planavom? Ai. Mes galim instaliuoti čia parazitą. Tada kitą ėjimą. Ai, ne, bet kitą ėjimą padidėja security levelis. Tai blogai. Mes tada breikinam šitą firewall. Mes labai mažai turim powerio. Tai einam čia ir pažiūrim, ką šitą yra. 308 pinigų. Daug pinigų. Tada tu atbėgi čia. Pamiršti uždaryti duris. Einam čia. Uždarom duris. Einam čia, I guess. Ambush. Tu irgi ambush. Ok. Opa. Papildomas. Wow, kur jis atsidūrė? Jis tiesiog... Ai, tai čia gardų teleportas yra. O ten kas buvo? Ten antras. O kur jisai? Ai, čia gal durys yra. Na, okei. Kur jis eis? Kur tu eisi? Kur? Preparing to hunt. Nu, aš suprantu, kad preparing to hunt. O kur tu eisi? Neaišku. Neaišku, kur jis eis. Bandom bėgti čia. Šilktelim pro duris. Kas čia yra per pastatas? I have no idea. Mums reikia recon the detention center, bet aš nežinau, ar jau čia skaitosi ar ne. Čia nėra detention center. Mes neradom dar detention center. Kuris gali būti, I have no idea, bet... Galime įjungti tą power supply, kad šitas priešas neateitų iki čia. Grįžtam čia, tu. Aš nežinau, kad mums dar ką nors reikės daryti su poweriu, tai mes galim iškart hackinti šitą, kad nešvaistyti laiko. Einam čia. Pažiūrim, kas ten yra viduj. Pinigėliai. Mes iš jo pavogėm viską, ar ne? Still valuables. Ne, nepavogėm. Jis dar turi pinigėlių. Ok. Ok. Ambush. Kur tu eisi? Kur tu eisi? Tas bėga čia, pamato. Tas eina čia. Kur tu eisi? Kur tu eisi? Kur tu eisi? Jisai ten. Very, very good. Mes galėtume dabėgti realiai net iki šitos sienos. Su... Palauk, kur mūsų? Mūsų ekstas čia. Mes galėtume dabėgti iki čia.
Šitas, nebent tas ten ateis. Bet mes galim čia sustoti. Jis neturėtų mūsų pamatyti, I don't think. Opa. Ambush. Ir tada su... Tada su kitu... Aha, iš tų toli nedabėgsi. Tas dar 2 turnus, tai kaip ir tinka. Tai einam iki čia. Ambušų neturim. Enter. Visgi tas predictive brawling, jis nėra toks geras. Jis nėra toks geras būdas gauti tų AP, nes dažniausiai vis tiek ambušai vyksta visur, tai... Ok, padarom taip. Žvilgtelim, kas ten viduj. Vis dar tas pats. Darom duris. Tada einam čia. Pasiruošiam ambušui ir tada su kita mergaitė einam čia. Irgi pasiruošiam ambušui. Ant turn. Šitas bėgioja, mūsų nemato. Šitas pereina kiaurai firewall'o. Tada, viskas mes galim išbėgti. Tu bėgi čia. X level. Yes. Neradom tų detention cells. Neradom detention bloko. Kas nėra labai gerai, aš labai norėjau dar vieno papildomo agento. Mes jo neturim. Gerai, tai... Ką mes galim nuveikti? Speed. Pasiupgraidinsim biškelį savo šitus veikėjus. Strength, 4 items, steal from behind, steal. Anarchy yra tik su steal susijęs, ne? Bet jis, kai kurie dalykai reikalauja tam tikro levelio dalykų, man rodos. Tai jis nieko neparduoda, ne? Storage, click to equip. Baisu. Cupboard is bare. Nu, okei. Tai mes galim tik tai upgradintis. Tai su tavim imam papildomą hackingą. Su tavim imam dar vieną. Palauk, gal strengthą pasiemam čia dar. Su tavim irgi strengthą pasiemam. Nežinau, kažkaip taip, panašiai. Mission select, day 2.
Okay. Excellent. Gerai, kol laikas dar bėga, aš paimsiu trumpą pertraukėlę. Tęsiam Visible Ink. Man rodos, aš supratau, kad buvau išjungęs visiškai desktop audio. Tai pirmoji misija be garso buvo. Dabar bus ir garsas. Gerai, tvarkoj. Tai tarp misijų galim pasirinkti, ką mes galėtume daryti. Tas skaičius reiškia misijų sunkumą. Executive Terminals, Financial Suite. Man šitas nelabai reikalingas, bet visos kitos misijos yra sunkesnės. Financial Suite. Nu, gerai. Well, I can appreciate his work ethic. I'd appreciate his access codes. Weaponized drones. Let's schedule a... Okay, infiltrate. Aš nenorėjau šokti per daug difficulty levelių į priekį, nes praeitoj misijoje nepaėmėm papildomo nario komandos negavom. Locate the financial suit. Get out alive. Find and steal corporate credits. Turim daug powerio. Pasižiūrim, čia dar poweris gyvena. Čia yra kas? Soundbug. Mes galim sukelti triukšmą kažkokią, ne? Kas čia yra? Čia jisai su armoru, ne? Acquires armor piercing weapons. Okay. Kur jis eis? Jis eis čia. Čia yra durys turbūt, ne? Okay. Kas ten atėjo kažkas energija? Ar kas ten įvyko? Ten kažkas įėjo. Kambarį. Tai ten mes jau nebegalim eiti. Okay, čia yra kambarys, kuriame nieko nėra. Which sucks. Einam čia, žvilgtelim pro duris. Taip, čia yra tas patrolina. Kur tu patrolina? Kur tu eisi? Jis eis atgal. Jis eis atgal. Klausimas, jeigu mes darysim ambushą, ar mums pavyks daryti ambushą čia? Aha. Instaliuojam čia parazitą.
Rimtai? Ir mes negaunam jokio... Jisai pasisuka ir žiūri, mes negalim bandyti. Ar dėl to, kad jis ginkluotas yra? KO. Armored. Security guard. Dėl to? Mes negalim jo nokautinti, nes jis yra armored. Rimtai? Ar dėl to, kad jis žiūri į mus? Ar dėl ko? Ok, nu čia mes susimovėm, galim rewindinti, per vieną misiją galima 3 kartus rewindinti. Tai reiškia įimą atgal padaryti. Nu, situationas yra gan blogas, nes tas eis atgal, jeigu mes jo negalim išdisablinti, tai jisai čia vaikščios pirmin atgal. Indefinitely. Nu, čia mes irgi dėl kažkokių priežasčių negalim. Nu, jeigu mes darom duris. Kas čia dabar? Ten yra kažkoks daiktas. Mes galim uždaryti duris. Ir... bandyti jį pahakinti. Ką mes taip darom? Mes geriau jau turim daug to powerio, mes galim iš karto laužti. Patrolink, bet jisai ten. Uždarom duris. Aš nebežinau, ką daryti, nežinau, kaip išjungti šitą armored guardą. Jis išeina. Šitas tik vieną turną galioja, aš taip suprantu. Control, hack this. Jis dabar vienam turnui išneštas. Intemperate does not detect sound, KO damage has no effect, drones investigate, short range cannot locate targets even behind cover. Ok, šitą kamerą mums labai trukdo. Mes galim pasiimti daug powerio iš visur. 20 powerio turim. Awesome. Tai galim nulaužti tikrai šitą daiktą. O šitą daiktą mes negalim laužti, aš taip suprantu. Dėl reasonsų. Demons are defensive AI programs that protect mainframe devices. They will trigger when you hack the device. Different demons have different effects, but all of them will hurt. Be careful. Be careful. Hidden. We don't know what it is. Kas čia yra? Galim šitą nuhakinti. Šitą nuhakinti. Uždarom dureles. Ką mes čia turim? Dar vieną kamerą. Ok. Darom taip. Hey, what's with this drone? Na, pasižiūrėti, kas tam dronui atsitiko, ne? Corporate engineering at its finest. We can work with that.
Mhm. Čia irgi guard elevatoriai, ar kas čia yra? Vėl nežinau, kas čia yra. Kai aš... Tu eini... Čia. Ir... Ai, va, jau nebereikia tos database'o hackinti. Taip gaunasi, ne? Gerai, tai aš prasitintu. Ok, bet šitų durų nėra, mes čia daugiau niekur nenueisim. Čia yra labai didelis guard elevatorius. Ar mums praleisti visą turną, kad tiesiog pasiimti powerio? Ar jau galiu? Ar jau duosi? A dabar duosi. Duosi dabar. Ok. Okay, tai to terminalo laužt nereikėjo, to laužt nereikėjo. Bus. Investigating. Guess it was nothing. We can kill a security guard if we want. Alarm level 1. Additional cameras Did you hear that? activated. The walls have eyes. Tai tu gali dabėgti iki čia, uždaryti duris ir pažiūrėti. Bėga čia. Oh, shit. Oh, shit. Iš ten atbėgo. Mhm. Nu, iš šitos situacijos kaip ir nėra varianto, jis vis tiek šaus. Kad ir ką aš daryčiau, jeigu nieko darysiu, šaus, jeigu judėsiu, šaus. Vis variantas buvo, jeigu būtų laukelis, kur recovers, tai tada gal ne, bet... Okay. Let's rewind once again, because I am an idiot. Okay. Tai. Šitas robotas, ką gali nuveikti? Man patinka visai šitas planas, nušauti tą. Bam. Alarm level 1. Hold on. You hear something? Additional cameras activated. The walls
Štai va čia tas veikėjas. Aha. Ar mes galim uždaryti tas duris? Šitą merginą bėga čia, uždaro tas duris ir also ambush ready. Okay, paimam šitą čia, tu ne čia, tu eini, numeti jį čia. O tu prepare for ambush. Reikia tikėtis, kad niekas iš kitos pusės neateis, nes tada būtų visai ne kažką. Okay. Pasiemam. Nešam jį čia. You've body here. Ir tada ką? Slepiam čia. I guess. Tada tu bėgi čia. Uždarai duris. Ir žingsnis čia. Ready for ambush. Tada einam į kompiuterį. Oh my god. Okay, o ką mes galim? Observe, preparing to hunt, okay. Darom taip. Taip.
This is all ancient AP by 2. Okay. Varyti į priekį, ypač čia daug nenuveiksi. Ką veikiam su šituo aparatu? Chameleon movement. Gain 6 AP. This effect triggers after the agent becomes clothed for any risk cancel multiples. Range target lethal damage armor piercing. Smoke grenade. This effect will reach 5 tiles. Item has 1 use only to create a cloud of smoke that occludes vision in the area. Place on the ground. Detonate it using the mainframe. KO all guards for 2 turns in a radius of 3 tiles. Anarchy level 2. Tai nieko gero, ne? Charge pack. Smoke grenade. Neužeik. Alarm level 2. Okay. Additional power. Fucking čia tai. Žiūrim, kas čia vyksta. Kas čia yra? Žmonių nėra, bet... Okay. Mes apvogiam šitus seifus. Pasiėmė pinigus. Tada... Paeinam čia, paimam powerį. Nuhakinam šitą kamerą. Tada čia įdedam parazitą. Ir... ant čia. Okei, tada šitas vis dar užrakintas, mes galėtume jį
4. Davai. 5 power drain, okei, nebeturim power'o. Jis yra problem. Daug pinigėlių turim. 1700 pinigėlių. Tiesiog norėjau dabėgti ir uždaryti duris. Gal nelabai gudriai patariau. Stumpekas naudodamas. Okay, situationas yra gan blogas, nes mes nerandam financial suit. Kur gali būti financial suit? Einam į kažkokius užkampius, kur gal nežinau. Okay, šitas veikėjas išeina. Okay. Investigate in the area. Okay, užeinam iki čia. O dabar tas tempakas būtų irgi naudingas, aišku. Mes negalim instalint. Gerai, tu iki kur dabėgi? Iki čia. Dar vieną žingsnį gali žengti. Ah, fucking ambush uždėjau. Fuck. Okay. Galiu nokautinti šitą. Tu rupūžį. You are playing with people's lives here. Get that agent back on their feet. Fuck, mano paskutinis rewindas. Šitas stovi tokių kvailų vietoje, kad jis atsibūtinęs. Šį galėjau pasukti šoną ir viskas būtų normaliai. O dabar yra šūduva. Aš taip bėgu iki čia ir tada einu kautinu. Tada dar uždarau duris, kad tas daiktas atsibūdęs manęs nematytų. Reikia tikėtis, kad iš ten niekas neateis ir tada judam ten. Gerai, kur mes einam iš jūsų yra klausimas.
Aš nesu visiškai tikras, kur mums reikia eiti. Yra du keliai. Yra vienas kelias eiti čia, kitas kelias eiti į čia, kur čia clusterfuckas vyksta. Tikras, bet mes galėsim dabar pro šitas duris praeiti, tipo. Taip. Aha. Galim bandyti. Bet tam pirmiau reikia atjungti šitą daiktą. Mes labai mažai powerio turim, tai aš dabar noriu jau taupyti. Uždarom. Stavim čia. Su šita. Preparing to hunt. Mes maksimaliai galim atsistoti čia iš šono, nes kitą įmai nuhakins, jisai dar neturėtų suktis. Ai. Ok. Pamiršau, kad jis tas scanning dalykai įjungia. O kas į tą bėga link ten? Gerai. Tu eik žiūrėti į sieną ten. Galime eiti ir čia, nes jaučiu, nebėra skirtumo. Aš išžiūriu, kas ten viduj. Palokinam šitas duris. Nes dar nežinau, ar galime eiti ten. Turiu liūdną įtarimą, kad gali būt, kad ir šitas daiktas neves mus lik financial. Tai negi financial yra ten. Nu, blemba. Ok, enter. Tau užstatom ambush, neturiu ambush. Alarm level 3. Additional guard patrols. Stay out of their way. Bandom prasnykinti pro čia. Pradėkti man. Tu eisi atgal. Jis yra gerai man. O tu eisi. Kaip tu čia patrolinsi? Va taip patrolinsi. Vėl nežinau, ten matysis ar nematysis šitas kampas. Whatever, manau, taip galim sustoti. Šitas neturėtų matytis. Gal neturėtų matytis. Aš nežinau. Fuck. Visgi sakiau, lainam ten, gal visi einam ten, mes galim padaryti KO ir mes turėtume gauti papildomų. Kodėl? Successfully knocks out. Nu, tai ką? Tai kad čia buvo nesuccessfully to.
Let's have a look. No idea what that is. Ok, šitas kainuoja 4 nuhakinti. Čia kas yra? Noriu pasakyti, kad čia yra Exodus. Ar kas čia yra? How do I work out what this is? Nu, jis atidaręs tas duris iš karto turėtų matyti, jeigu aš čia slėpsiuosi. Čia slėptis būtų kind of nice. Must have full AP to activate. Aha, bet mes turim tą bugą, kuris alertina visus. Aš vis pamirštu už nulį instaliuoti, jisai bent jau būtų sumažinęs man visus kostus. Quite nicely. Jis eis žiūrėti ten, šitas eis žiūrėti ten. Tai jeigu aš dabėgčiau iki čia, maybe būtų ok. Op. No idea what's going on. Ok, jų. Ai, mes čia dar galim power'ą pasimti. Ai, tai jau turi nulį. Ok. Čia turbūt viena sunkesnių misijų. Iš tų 3, kurias aš žaidžiau. Kol kas šitai kampanijai. Tai einam čia, pasiemam ir žvilgtelim. Wow! This is something really cool. Taip, kitas žadas. Plemba, vėl pamiršau instaliuoti tuos daikčiukus. Firewalls čia. Firewalls čia. Okay. Okay, uždaryt duris. Look around the corner. The executive has been located. Disable him and get his cerebral implant ready for the interrogation. Okay, what are you gonna do, guy? Stationary. This thing. Okay.
Šitas gardas net yra gal geresnis už tuos stupid sentry gardus. Nu, ta prasme, lengvesnis dylinti. Ar aš gausiu tos plus 6 ar ne kada nors? Ne? What the fuck? Tai ką šitas daro? This effect triggers after this agent successfully knocks out an enemy with a melee attack. Ai, not installed. Ai, jau, patarai. Aš jį nešiojusi, bet niekaip neinstaliuoju. Daug pinigėlių turim. Ką sakė? Aš negirdėjau, ką sakė? Stay near exec, brain scan in progress. Okay. Sekantis. 190. Turim. Okay, jisai tiesiog eina dabar skanuoja viską iš eilės. Cerebral implant is transmitting. Begin deepening the scan. Oh my god, kiek man su juo reikės būti. Čia yra kokia nors... Dabar tiesiog eina ir kiekvieną šitą skanuoja, ne? Man reikės 6 turnus su juo išbūti. Čia yra beprotybė. Nu, mano didžiausias priešas dabar yra tas dronas, kuris gali čia ateiti. Jeigu jisai čia neateis, tai kaip ir viskas bus okei. Interesting. He's had me mimic defense training. This is going to be trickier than expected. Ama gal biškai visgi reikia tolyn patraukti. Ką galim rašyti? Parazitą čia. Parazitą čia. Damn it, he got his signal out. Expect more company soon. Why are they coming here? What the fuck? Cognita is in. We've broken him down now. Investigating. Almost there, operator.
Investigating curious event. What is the curious event? Okay. Kur čia eisi? Oh my god, tu čia eisi? Ai, tu čia eisi. Aha. Kur tu eisi? Pohui. There is not much I can do, only ambush and hope he doesn't see. Investigating the area. Guess it was nothing. Okay, he doesn't see. Investigating. Alarm level 5. Enforcers deployed. They will be your death. What was that? The data is starting to come in now. Just a little longer. Blemba. Čia yra annoying to the max šitas 6 turnų laukimas, kai tik tai pačiam gale surandi was the matter. Looking around. No Vault shackles. passcodes. I've ejected a mem chip from his port. Grab it and get the hell out of there. Okay. Close door. Dar gal kur galim kažką pahakinti. Okay, dar čia galim stebėti parazitą. Vis dar didėja security levelis. Kažkada Early Access laikais nebuvo galima pakelti daugiau nei virš topas. Kaip pro čia aš praeisiu? I have no idea. Wow.
Žiūrėkit tą sieną. Tu bėk. O toliau kaip gali? Čia. Aha. Jau. Kuris čia robotukas? Fuck, aš jau kažkaip pasiklydau. Ai, šitas yra, ne? Okay, eik čia. Štai reik duris. Ir turbūt reikia visiems praeiti. Enter. Investigating the area. Looking around. Investigate. Oh my god. Around. This is stupid. Okay. Hey. Investigate. What was that? Šitą merginą į žopą. Reikėjo lysti į tą liftą gal ir... Gal tada būtų okei buvę. Nes tiesiog hangoutina ten. Jis neturi jokio. Mhm. Okay. Be more careful with our assets. Yra teorinis šansas, kad aš ją galėčiau nutempti į escape pointą. Gerai, ką čia galim dar pahakinti. Šitas yra būtinasi, tas yra būtinasi, tas neįdomu. Šitą galim pahakinti. Šitą. Hey. Investigating. Looking around. Investigating. Okay. Dabar tu gali open duris. Ir hunting for intruders. Okay, hunting for intruders. Aš negaliu observinti, aš galiu tave nušauti. Bam. What was that? Investigating. Užsidaryt duris. Aha. Ir tada kas iš to? Čia kamera dronas. Aš galiu uždėti ant jo šitą. Tas dronas. Dabar intruders. Hunting for intruders. Okay, aš galiu. Niekas gero neturi. Sustoti čia. Uždaryt duris. Ir pasiruošti šitai atakai. Nevalds. Ne. Ambush. Ten visi keturi enforceriai vienam kambarį mėto granatas ir skanuoja ir negali praeiti pro duris. Investigating area. Looking around. Investigating. Okay. Investigating. Nulaužiam tą, pasižiūrim, ką čia turim, kur dar yra priešų.
Ok, šitas yra paskutinis. Kuris eis? Eis ten. Ok. Tai mes galim iki čia ateit netrukdomi. O šitas botas. Galim uždaryti duris net. Šitas botas dar gali paeiti į šoną, pasižiūrėti, čia nėra priešo, ar yra, aš nevisai. Ai, dar tas, kurų. Šitas dalbajovas. Looking around. Hey, investigating. Investigating the area. Looking around. Okay. Važiuojam čia. Tu. Kur eisi tu? Kur eisi tu? Ten. Į liftą. Jebatka patį. Okay. Turėčiau galėt čia atsistoti. Calling it in. Investigating. You okay? Looking around. I think someone's down. Looking around. Calling it in. 30 ėjimas. Jesus Christ. Okay. Kas nors yra dar likę? Šitą galim nuhakint. Bet jau viską nuhakinam galim. Galim ir šitą. Pajudinau į pačią kvailiausią vietą. Okay. Pagalvokim. Kokie šansai, kad šitas po to eis taip? Okay, tada galim paprediktinti. Tu eini ten. Įsibėgu į liftą, jisai turi grįžti. Nu tai protingiausia būtų daryti taip. Šitas yra knocked out. Okay, jisai ten išbėgo, it is good. Investigating. Bet jisai stovi nugarą. You fucking serial. Okay, šitą sulaužom iš karto. Ir būtų fainai, jeigu jisai atsistotų. Taip. Okay, taip.
Okay. Ateinam čia, fucking per marmūzę jam. Pats. O, jetu. Okay, ir tada mes šitą galim išnešti. I think someone's down. I've got a drone down. Okay, jie ne visai ne į tą pusę eina, which is good. Investigating. Okay, čia, it is not good, bet galbūt mūsų nemato, I'm not sure. Okay. Investigating. Lemba, kur jisai eit planuoja. Jisai eis čia. Jis eis fucking čia. Let's do this. Jis nebeturi šovinių. Actions. Tai šitas vaikinas neužstoja. Taip gerai visko kaip galėtų. Agent is down. Manau, kad jeigu aš eisiu iki jos ir ją pakelsiu, tai kitą ėjimą jisai ateis iki čia, pradės dairytis ir tada jau viskas. Ok, aš... čia net safe scammingo nėra, ok. Excellent, aš norėjau pas safe scamming. Help booklet. Gerai, ar rizikuoti ar nerizikuoti? Štai kur yra klausimas. Kas labiausiai užknisa, kad šitas daiktas neužstoja kelio niekam. Turėtų būti galimybė kažkaip išgelbėt visus. Gerai, pažiūrim dar kartą. Hakint, nieko. Ta vienintelį kažkokią nesąmonę galim pahakint. Šitas rebootinasi, šitas yra mūsų, bet jisai irgi rebootinsis. Šitas, mes šitų galim kontroliuoti kažką. Tai mums labai nepadės. Security is closing in on this location. O aš manau, kad jis dabėgs iki čia per vieną įmą. Klausimas tik tai yra... Nu gerai, jeigu mes pabandom sprintuot. Tada pick up. Ir dainam iki kur? Iki čia. Enter. Jis pamatė mus. Ar mes galėsim pamuvint vieną heksą į šoną? Ar jau... Čia tas financial executive, ne? Okay. The moment of truth. Deliver final words. Oh my god. Su paskutiniu actionu išdraginom.
Exit level. Oh my Excellent. god. Now we need to find a place to use that card. Čia turbūt sunkiausia misija, kokią aš galėčiau sugalvoti. Ta prasme, kokią aš esu žaidęs, kaip viską susikomplikavom. Pakeliui. Tai, wow. Užtat užsidirbom daug pinigėlių, 2600 ir daug visko nuveikėm. Tai va, tai gerai, tai man atrodo toks trumpas video, net netrumpas gavosi, truputį ilgas, apie Invisible Ink su gera pabaiga. Aš labai ilgai dalsiau prieš paskutinius tos ėjimus, bet man rodos mano dabar tai, ką aš bandžiau pasakyti video pradžioje apie metodiškumą, apie misijos tokį ištestumą, kai tu bandai būti, kai tu neturi tiek ginklų, tu turi tik tai savo greitį ir nepastebėjimą ir panašiai. Tai va. Čia buvo Invisible Ink, čia buvo uoštimas ir šiandien dėja tiek. Metal Gear Solid'as jau nebeįtilpa į grafiką gyvenimo, tai teks apsieiti šiandien be jo. Iki, ate.